Aš kapitonas Lyzi iš Islandijos, kur gaminami Lyzi žuvų taukai. Sveika ir natūralu nuo gimimo. Laidą pristato vaistažolių produktai Neuro. Dirbk, miegok, gyvenk ramiai. Ramios naktis ir saldus vaiko miegas visų tėvų svajonė. Žinoma, labai daug ką reiškia mūsų nuotaika ir aplinka, kurioje mažasis migdomas. Tačiau kartais reikia pagalbos ir iš šalies. Jūsų dėmesiui vienos mamos istorija ir specialistų patarimai šią temą. Svečiavomės pas mamą Dovilę. Atvykome čia dėl vienos labai svarbios priežasties. 10 mėnesių Dovilės sūnelis Dominikas mamai, tėčiui ir savo pačiam neleidžia išsimiegoti nei dieną, nei naktį. Dominikui sunkiai sekasi užmigti ir gilaus pietų miego. Įprastai jis vos porą kartų per dieną nusnaudžia po pusvalandį. Vakare eina miegoti anksti ir saldžiai miega tik kurį laiką. Ramiai miega iki maždaug 11-12, o paskui prasideda atsibudinėjimai, verkia, prašosi ant rankų. Kadangi dar maitinamas, tai ir krūties reikia duoti, tai bandom tokius tos nusiraminimo būdus, bet pas jį to miego ir nėra tokio nuolatinio ir nuoseklaus. Mama Dovilė įtarė, kad tokios neramaus miego priežastys galėjo būti dygstantis pirmieji dantukai. Tačiau jiems pasirodžius, situacija iš esmės nepasikeitė. Mamos spėjimas apie vaiko dantų dygimo ir irzlumo ryšį teisingas, bet jis labiau pasireiškia neramiu miegu naktį, teigia mus konsultavusi šeimos gydytoja. Ir įspėja, kad tai ne vienintelė neramaus vaiko miego priežastis. Mes pirmiausia žiūrim į tėvus, nes vieni yra ramūs žmonės, kiti mėgsta audringi, kaip jis yra audringi, ūmesnio charakterio ir visa tai atsispindi vaikuose. Ir tai negali sakyti nei kad norma, tai patologija. Visgi genetiškai yra daug kas paveldima. Mama Dovilė prasitarė, kad jų šeima propaguoja aktyvų gyvenimo būdą ir tikrai nenusėdi vienoje vietoje. Taigi dabar jau aiškėja, iš ko Dominikas paveldėjo tokį aktyvumą. Jo psichomotorinės raidos šuolis yra begalinis. Jis išmoko sėdėti, jis išmoko vaikščioti, jis pažįsta pasaulį, jis nori viską imti, jam ne viskas gaunasi ir dėl to labai piktumas ima kartais. Labai nervas ima vaiką, kad jis nori eiti, galbūt dar nesigauna, jis nori kažką padaryti, jam dar nesigauna, tas vėlgi viskas atsispindi. Jis tai gali būti piktas dieną, kad jam nesiseka, jis nori, bet nesiseka. Lygiai taip pat jisai atkartoja naktį, jisai sapnuoja. Ir tie sapnai būna kartais labai audringi, su nesėkmėmis, kurias palydi ašaros ir zlumas. Tokiu atveju šeima patenka lyg į užburtą ratą. Neramus, nepailsėjęs vaikas, nelaiminga mama ir taip kasdieną. Iš tokio rato išeiti kartais būna nelengva, bet tikrai įmanoma. Visų pirma, reikia nusiraminti pačiai mamai, nes vaiko charakterio nepakeisi. Antras, stengtis sumažinti teigiamas bei neigiamas emocijas vakare, atsisakant judrių žaidimų. Taip pat tinka kineziterapija vandenyje arba sporto salėje. Mankšta ir dėmesys vaikui leis fiziškai išsikrauti, tačiau reikia stebėti, kad šis nepervargtų. Ką dar norėčiau mamom patarti, visgi labai efektyviai veikia vakarinis maudymasis, jeigu vaikas mėgsta tą vandenį su raminančiam žolelėm. Lygiai tos pat arbatos, kurios yra skiriamos vaikam kartais gerti, jos labai neblogą efektą duoda. Šeimos gydytoja patarė atkreipti dėmesį į sudėtį, kiekius ir gamintoją. Jeigu arbatoje yra tokių vaistažolių kaip sukatžolės, ramunėlės, kmynai, melisos ir mėtos, ji mažyliui padės palaikyti gerą miegą bei normalią nervų sistemos funkciją. Taip pat veiks raminamai. Nuo metukų vaikams galima duoti ne tik švelniai raminamų žolelių arbatų, bet ir vaistažolių sirupo. Jeigu vaistažolių galima prisirinkti ir prisidžiovinti patiems, tai sirupų namuose dėja nepasigaminsime. Šiuo atveju reikėtų dairytis aukštos kokybės produktų, dėl kurių kilmės nekyla abejonių. Lietuvoje pagaminti akorų ženklų pažymėti vaistažolių produktai – viena iš galimybių, dėl kurios efektyvumo tėveliams neturėtų kilti abejonių. Renkantis vaistažolių produktus sirupo pavidalu, reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į kilmės šalį, natūralumą ir sudėtį, bet ir jo skonį, kad sirupas vaikučiui netaptų kančia. Jokių būdų nereikėtų valerijono duoti lašiukų, nes jie yra spiritiniai. Aplamai, preparatai raminantis, kartais atsiveža jų ir iš kitų šalių. Pirmiausia, reikia žiūrėti sudėtį, nes jeigu veiklioje medžiagoje yra daug alkoholio, spiritiniai tirpalai, tai aišku veiks turbūt alkoholis, o mums to visiškai nereikia.
Pasidairę po vaistinių lentynas pastebėjome su spanguolių sultimis ir medumi pagamintų vaistažolių sirupų. Apie jų skonį spręsti žinoma jums. Tačiau sirupas, kuriame yra pasiflorų, melisų, sukadžolių, apinių ir valerijonų, pritaikytas mažylių nervų sistemos funkcijai palaikyti. Vaikas yra piktas, neramus, gal visgi vertėtų pasitarti pradžioj su gydytoju, kad mes nepražiūrėtumėm kažkokios tai organinės patologijos. Jei patarimai, kaip pagerinti vaiko miego kokybę ir pašalinti dirglumą neveikia, reikėtų apsilankyti pas šeimos gydytoją ar pediatrą. Ir jeigu tai iš tiesų viskas yra gerai, jokios patologijos nerandama, mes galim tikrai mielai naudoti kineziterapiją ir prisitaikyti, kas šeimai geriau tinka, kas vaikui geriau tinka, nes kiekvienas vaikas yra individualus. Belieka tik palinkėti mamai Dovilei kantrybės ir tikėtis, kad šie naudingi patarimai pravers ne vienai mamai.